Taigi, sveiki žmonės, su jumis vėl Paulius Real. Šiandieną kuriu video, kaip galima per serverį greitai užsimanint, be jokių čytų, be jokių... Tiesiog parodys, kur geriausia ieškoti požemėse irono. Kaip matote, už manęs yra anglies, tiksliau kaulo ir dar visokių smagių dalykų. Taigi, pradėsim. Su manim yra dar mano draugė Pink ir dar kažkur buvo vienas. Man atrodo, ten stovi, palauk. Taip, jūs ją matote, jinai paslėpus. Ir, karočią, Pink stovi, nežino ką daryti, pasimetus. Aišku, jūs girdite, kad aš biškį užkimęs, biškį slauguoju. Žinot, savaitgalis toks buvo neįtikėtinai keistas. Visą dieną praleidau namie. Ir ką čia dar gražaus ar negražaus pasakyti. Šiaip prašiausi kurti kokį, nežinau, survivalą ar dar kažką tokio. Ar šiaip kažkokią fizinę, bet kai aš supratau, kad man net neapsimoka daryti, dėl to, kad aš žmonių pakankamai neradau, kurie norėtų tikrai su manim daryti kokį nors video. Pora buvo draugų, kurie norėjo, bet negalėjo pasidėti prie mano filmavimo, nes jiems sutrukdė toks dalykas kaip lag. Bet nieko tokio, mes ir patys kaip nors vieni galim. Aišku, aš esu serve vėl Mindbreak'e, kadangi vienas nenori filmuotis, kažkaip nemalonu vienam. Tai aš nusprendžiau pasikvies porą draugų, kurios nekalba, nes viena bijo, kita šiaip drovis. Tai va. Taigi, mums šiandieną prireiks nemažai kaulo. Aišku, jūs matote, kad man padeda, nes neturėtų tai būt. Gerai. Jasna. Tak, gerai, mes dedame čia torčą. Einame tiesiai, dedame čia torčą. Matome, kad čia padirbėjo mano mieloji draugė Pink. Ką žinau, stengsiuos dabar per savaitgalį kuo daugiau video padaryti dėl jūsų. Aišku, po savo pirmą video norėjau įkelti dar vieną video. Atsiprašau, norėjau dar įkelti vieną video, bet jį kaip per YouTube neleido, nes buvo per ilgas, nes buvo 20 minučių. Aš nesuprantu, jeigu čia yra normalu, kai aš anksčiau keldavau po 20, po 25 minutės ir nieks man nieko nesakydavo. Tai, žinokit, nežinau ką daryti, bet ten dabar tokius video kaip nelabai ilgus daryti. Bet, kad tie video būtų nors tokie kaip, nežinau, įdomus. Fuck, lag. Так, pasižiūrim, kas čia pas mus gražaus. Jeigu man pavyks, aš gal padarysiu su Mr. Lukis. Per savaitgalį video kokį sumesim čia. Bet čia, aišku, labai didelis klausimas, nes kaip jisai dabar kai atsidarė naujas jų minigame serveris, jis labai pasikėlė. Žinot, biškį reikia nuleisti čiūlo ant žemės, kad neskraidėtų. Так, mūsų jau tikslas toks, mes turim 21 ironą ir 12 anglies. Ai, nu. Taigi, mums dar beliko... Oi, ova. A, ne, užgliūčiu. Oho. Tak. Mes radom spawnerį, prie kurio aš
Staiga prieiti negaliu. Matot, man jau yra... Tai vat, karočią, čia mano draugelis iš tokių kaip PvP. Oh shit, that spider. Taks, gerai. Op. Op, mes jau paėmėm ką nors. Mes radom smaragdą. Šiaip man labai keista rasti smaragdą, pavyzdžiui, kokį deimantą, X-Ray'us, nes anksčiau, kai aš žaisdavau Minecraftą, labai mėgdavau visą laiką tokius kaip X-Ray'us, atsisius nodus, pasijausti, taip sakoma, kitoks, būčiau kitoks. Nu ir, bet dabar supratau, kad ar... What the fuck? Who stole my... Yeah. Tai karočią, anksčiau, kai aš norėdavau daryti tokias kaip video, man labai trukdydavo tokie vat cheatai, kaip X-Ray'us, man nu labai aišku patikdavo, bet tai jie turi savo trūkumų, pavyzdžiui, kad gerai, tarkim, tu randi kokią, nežinau, ten šito, ką čia tokio, pavyzdžiui, nu, pavyzdžiui, va, šitą smaragdą tu randi. Viskas, nu, jis labai retas yra smaragdas, nu, tai čia kaip villagerio, tipo, kaip deimantai, anksčiau būdavo fain. Dabar mums pasakytų, seriją, duotam koks adminas, diamondų, pasakytų, kamą. Nes dabar kaip pradėjo dabar darytis naujas versijos, visi labai tokie kaip ant tokio ant arklių pasinešė. Kas ant arklių, kas šiaip tenais ant kažko ten, ant armorų gaminimo, dar kažko tokio. Taip, pas mus beveik armoras iškepė. Mes paimam šitą taip, tada... Aš nežinau, ką man daryti. Pasidarysim dar vieną pickaxe. Op, viskas labai gražu. Tak, čia būna. Save home nenoriu daryti, nes man save home yra 3. Ir jeigu aš padarysiu dar vieną, aš bijau, kad jie visi nusijins ir kaip bus iš naujo. Tad aš nerizikuosiu, kaip sakoma. Mūsų dar... Palaukit. Visgi nematot, mano mylėjai žmonės, kas čia vyksta pas mus. Matote, šitą kasykla yra labai... Nu, tiesiog labai jau, labai stipriai apdorota ironais. Ir... Net nežinau. Так, mes turime 11 irono, ką mes dar galime čia gražu pasidaryti. Nes aš bandysiu rasti pradimą, bet dabar aišku, man jūs matote čiatą, kad aiškinusi meilės reikalus, aš nelabai gal noriu kištis, nes man pilnos laimės dar mažai trūksta, kokį deimantą vieną ras, bet aišku aš... Oh my god! Nu, karoči, mintį suprato. Aha. Man atrodo, kad aš jau viską apžiūrėjau. Akystai, aš gabaliuką dar. Suvalgom gabaliuką. Biškį toksai kaip ambalas pasijaučiu.
nesplauždamas 3 apsaugo 4. Aišku, labai keistas radinys pas man šitas buvo kaip šis laikas. Nes ar mes kažką ten darėm su draugais ir kažkaip mes atradom kaip mobų spawnerį ir radom nesplauždamą 4 ir šiaip. Ir mes darom, kadangi pas mus yra, čionais yra kaip jisai. Anksčiau šitas serijos buvo geriausias iš PvP. Dabar aišku adminai vėl viską padarė, kad galėt tik tai žiūri į lytus, o ne serverį, todėl serverį visi pradėjo cheatinti, ten hackintis, ten taip toliau. Ir visi, ir adminai tiesiog, kaip čia. Tiesiog, nenorėjo ten kažką daryti. Todėl, tipo, kaip aš supratau, kaip man pasako draugelis, kad šitas serveris yra bankrutavęs, iš tikrųjų, kad tas savininkas jam yra pofikant šitą serverį, bet vienas dalykas šitas serveris dar laiko, kas be keista. Šitam serverį yra keli žmonės iš praeitesnių laikų, su kuriais aš žaidžiau ir dar vis žaidžiu. Tai kaip aš jų klausiu, tai man pasakė, kad adminai čionais yra dabar jau pasikeitę iš viso. Senas adminas, kuriam dabar yra 28 metai, jis jau turi šeimą, ten viską, kaip reikiam tikram, Bet į šitą serverį išlaiko, moka už uostą, viską, bet serverį nieks neprižiūri. Todėl kaip aš ir mano pora draugų, kaip pasisiūlėme būti savanoriais ir prižiūrėtus, tai dabar dar laukiam atsakymų. Jeigu mūsų priims, bus labai faina, o jeigu mūsų nifiga nepriims, tai bus šakis. Bet man tai čia esmės dėlės nekeičia, nes aš šitam serverį tikrai ilgai nesiruošiu žaisti, nes čia yra tiesiog PvP mapas, ne mapas serveris. Taigi šitam kaip serverį kaip lemba panašu, kad čia norėjau sakyti. Šitam kaip serverį labai daug visą žmonės. Aš net įsilydžiu, aš mačiau gold. Dieve, vos beveik atsitikslo, trūksta tik vieną deimantą. Aš būsiu dievas. Šitam serverį, kas labiausiai užmisa, kad čia yra labai daug vaikų. Net privačiai. Aš ir pats vaikas. Bet tokių 90 metų vaikų, kurie sėdi ir aš noriu to, ir tai labai aišku dėsime, bet tų, kaip sakoma, vaiko atsiprašau nepasiūsi. Tai visi stengiasi būti labai draugiški, bet kai kada kaip būna išveda iš kantrybės, tikrai parašai bet gražiai, kad neįsižeistų vaikas. Ir jinai atrado deimantus, o dieve, aš vėl silydžiu. Tak, tai mūsų tikslas beveik jau baigtas, tai aš dar dapaskas. Šiaip pagal viską, aš manau, kad šitam serveriui yra trūkumas, kad čia per daug yra vaikų, kad visi yra su cheatais, dar nepamiršiu to pridėti. Ir kad visi čia yra labai šiaip draugiški, neapskritai draugiški. Bet yra kai kurie tokie, kur, nors paimtų, nežinau, ką tu visais daryti, nors paimtų kaip duokis, taip atvirai sakysi. Nes būna tų su žmogum atrodo normaliai, susišneki ir viską. Bet, žinot, kaip sakoma, būna dienų netyčia. Taigi, man atrodo, mūsų šitas epizodas kaip ir baigtas. Mūsų pirmas buvo dalykas tai Ironas, antras turėjo būti goldas, bet buvo smaragdas, kaip be keista. Trečias buvo goldas ir ketvirtas pagaliau deimantas. Ir buvo labai daug anglies, buvo, aišku, dar panelį, dar deimantas. Reikia atsargiai. Teks. Mes dar iškalom šitą deimantą, pasiėmam greit. Ir tai vat, su jumis
Matot žmonės, kad man atrodo šį video nebaigsiu, bet jūs supratot, kad geriausia ieškoti kasyklų džiunglėse, nes čionais yra labai daug, tikrai daug gerų iškasinų. Ir šiaip pasiūlau užeiti šitą serverį, gerai praleisti laiką, būti draugiškam. Na ir tiek, tai su jumis buvo Paulius Real ir pasimatymo, sėkmės.